2024 m. gegužės 9 d. Ignalinos atominė elektrinė išdavė UAB Retroplast leidimą perdirbti antrinės žaliavas ir pakuočių atliekas sanitarinėje apsaugos zonoje. Tačiau informacija apie tai, galima sakyti, išplaukė tik prieš antrąjį rinkimų į Seimą turą. Mes pakalbėjome su meru Erlandu Galaguzu ir pasiteiravome, ar jis pavasarį žinojo apie UAB Retroplast veiklai išduotą leidimą. Могу сказать, что нет, конечно, это такая детальная информация. Galiu pasakyti, kad ne. Žinoma, tokia detali informacija iki mūsų nebuvo atėjusi. Kada ir kuri institucija išdavė leidimą vykdyti veiklą Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje apsaugos zonoje. Priminsiu, kad norint vykdyti bet kokią veiklą nesusijusią su branduoline energetika šioje sanitarinėje apsaugos zonoje, reikia gauti 5 leidimus. Iš atominės elektrinės, iš VTSI, iš energetikos ministerijos, kiek pamenu, ir taip toliau. Tai reiškia, kad visi šie leidimai turi būti apskritai gauti prieš pradedant bet kokią veiklą. Kada ir kuri institucija išdavė leidimą ar ne, savivaldybei niekas apie tai nepranešė. Tuo tarpu šių metų Liepos 5 dieną laikraštyje VisInfo buvo paskelbtas pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, kurią pagal UAB Retroplast užsakymą parengė specializuota įmonė. Trumpame ūkinės veiklos aprašyme teigiama, kad į įmonę bus pristatomos plastiko, popieriaus, kartono atliekos, taip pat stiklas ir įvairių rūšių pakuotės, kurios bus rūšiuojamos, sandėliuojamos ir perdodamos antrinių žaliavų perdirbėjams. Tačiau į šį pranešimą, kuris laikraštyje buvo paskelbtas lietuvių kalba, mažai kas atkreipė dėmesį. Šios informacijos nepastebėjo nei savivaldybė, nei tarybos nariai, ką galima būtų paaiškinti atostogų laikotarpiu. Taigi, apie planuojamą plastiko, o gal ir kitų antrinių žaliavų perdirbimo veiklą, plačiai žinoma tapo tik prieš rinkiminės kampanijos laikotarpiu. Praėjusią savaitę jūs apsilankėte Skritelių kaime esančioje teritorijoje, kuri priklauso UAB Retroplast. Kokia buvo šio apsilankimo priežastis? Jūs pakvietė ar atvykote savo iniciatyvą? Ką pavyko išsiaiškinti šio apsilankimo metu? Нет, это была по моей инициативе. Tai buvo mano iniciatyva. Norėjau pats pamatyti ir įsitikinti, kokia veikla vykdoma, nes pagal mano turimą informaciją, jokia veikla ten neturėtų vykti. Žinojau, kad Retroplast planuoja kažkokią veiklą šioje teritorijoje. Žinojau, kad jie kalbėjo apie norą įsigyti šiuos pastatus ir teritoriją. Po šių skandalingų priešrinkiminių klipų, žinoma, norėjosi pamatyti, kas iš tikrųjų vyksta. Kai nuvykome ten, veikla tikrai nebuvo vykdoma, išskyrus tai, kad buvo sandėliuojama jau paruošta produkcija. Smulkintas plastikas, dalis granulėmis, dalis dribsniais ir panašiai, kuri laukia transportavimo būsimam perdirbėjui. Pasak mero, įmonės savininkai papasakojo, kad perdirbimui jie naudoja plastiką, kurį rūšiuoja gyventojai, arba išrūšiuotą plastiką iš sąvartynų. Meras taip pat sakė, kad iš gautų granulių ar dribsnių perdirbėjai jokios plastiko produkcijos negamina. Paklaustas, kodėl leidimas plastikui perdirbti buvo išduotas UAB Retroplast, o darbus vykdo UAB Eko perdirbimas, meras atsakė, kad Retroplast yra patalpų savininkas. Išnuomovęs jas UAB Eko perdirbimas. Aš žinau, kad viena įmonė nusipirko nekilnojamą turtą ir teritoriją, o kita įmonė jau vykdė savo gamybinę veiklą. Kitaip tariant, ta įmonė, kuri vykdo veiklą, nuomoja šias patalpas iš tų, kurie jas nusipirko. Mes spėjome, kad prieš perdirbimo procesą greičiausiai reikės plauti plastikinės atliekas. Ten tikriausiai bus plovykla, vadinasi reikės valymo įrenginių? Абсолютно верно. Visiškai teisingai. Pagal mano turimą informaciją, net Skaidiškėse į visus aplikosaugos reikalavimus yra atsižvelgta. Yra atliekami vandens matavimai po plovimo ir taip toliau. Tai yra, jokių išlygų nėra. Nesvarbu, ar tai Visagine, ar Vilniuje, ar Kaune. Jei aplinkos apsaugos agentūra leidžia vykdyti tokią veiklą, tai reiškia, kad ji turi atitikti visus teisės aktus. Mes taip pat paklausėme mero, ką jis pamatė UAB Retroplast aikštelėje, kur bus perdirbimas plastikas. Никаких отходов сейчас нет, я, по крайней мере, не видел. Jokių atliekų šiuo metu nėra, bent jau nemačiau.
Tai jau paruošta produkcija, kuri paruošta siuntimui į gamyklas, kurios iš šių plastikinių dribsnių gamina kažkokią savo produkciją. Nei perdirbimo įrangos, nei kokios nors veiklos, nei žmonių šiame įmonės padalinyje Visagine kol kas nėra. Kai kalbėjote su šios įmonės vadovybė, ar jie minėjo, kiek planuojama sukurti darbo vietų? Да, говорили об этом, что на первом... Taip, kalbėjome apie tai, kad pirmajame etape planuojama įdarbinti 30-35 žmonės, o vėliau sukurti iki 100 darbo vietų, kad būtų perdirbimos antrinės plastiko atliekos į antrinės žaliavas. Jūs nematote jokios grėsmės aplinkai ir žmonių sveikatai? Kitaip tariant, ar jūsų nuomonė tai gana saugu? Svarbiausia, kad tai atitiktų visas higienos normas, teisės aktus ir panašiai. Mane dažnai stebina. Visi norime gyventi žalesnėje planetoje, kad vandenynai būtų išvalyti nuo plastiko, bet vos tik kas nors nori legaliai užsiimti visiškai kontroliuojama veikla, iškart girdime, tik ne pas mus. Jei pas mus bus tokia įmonė, kuri bus kontroliuojama, suteiks žmonėms galimybę užsidirbti ir nekenks mūsų sveikatai bei mūsų geroviai, kas čia blogo? Mes paklausėme mero, ką jis mano apie Skaidiškių kaimo gyventojų skundus, kur yra įsikūrusi UAB Retroplast gamykla. Конечно, всех нюансов не могу знать. Aš, žinoma, visų niuansų nežinau, bet manau, kad artimiausiu metu rasiu laiko pats nuvažiuoti į Skaidiškes ir pasižiūrėti, kaip jie dirba, ką jie daro, kodėl žmonės buvo nepatenkinti. Tačiau man skambino iš tų pačių Skaidiškių ir ramino, kad iš esmės problema ne tame, kad buvo kažkaip pažeistos technologijos ar panašiai, o tame, kad gamykla tiesiog stovėjo visai šalia gyvenamųjų namų. Kai plaunamas plastikas, tikriausiai atsiranda ir tam tikrų kvapų. Gyvenamieji namai buvo vos už 50-70 metrų nuo gamyklos. Todėl žmonės tuo suprantama buvo nepatenkinti. Mūsų atveju situacija, žinoma, visai kitokia. Ši teritorija arti valymo įrenginių, kurie tikrai skleidžia specifinį kvapą. Tačiau mes Visagine šio kvapo nejaučiame. Jis mūsų net nepasiekia. Jei šalia to bus kažkas plaunama ir atsiras kažkokių kvapų, vargu ar tai mums kaip nors trukdys. Kaip jau buvo minėta anksčiau, Skaidiškių kaime netoli Vilniaus veikianti įmonė UAB Retroplast atsidūrė kai kurios respublikinės žiniasklaidos dėmesio centre ir kartu su susijusia įmonė Eko perdirbimas buvo kritikuojama dėl nemalonių kvapų sklindančių iš įmonės teritorijos. Šių metų rudenį įmonės veikla dalinai buvo sustabdyta vietos gyventojų, kurių namai yra šalia pramoninės zonos iniciatyva. Tuo pačiu reiktų pažymėti, kad šioje teritorijoje be UAB Retroplast šiuo metu veiklą vykdo dar 5 įmonės, kurios nėra susijusios su Retroplast. Tačiau reikalavimai pašalinti pažeidimus buvo pateikti būtent šiai įmoniai. Šiuo metu vykdomas įmonės veiklos patikrinimas Vilniaus rajone ir Visagino savivaldybėje. Remiantis viešai prieinamą informaciją, šiuo metu įmonėje dirba apie 37 darbuotojai. Artimiausiu metu planuojama perkelti gamybą į Ignalinos atominės elektrinės apsaugos zoną, kurioje nėra gyvenamųjų rajonų. Nuo 2024 metų vasaros Retroplast vyksta reorganizacijos procesas, po kurio įmonė bus prijungta prie Eko perdirbimas, kuri perims visą įmonės turtą ir įsipareigojimus.